kablai, 2+1. Pagaliau pradedam savo laidą. Norim pristatyti savo pirmą laidos dalyvę, svečią kitaip. Žema. Tai va, tai yra Asta ir ji yra labai charizmatiška, žavinga ir energinga zumbos trenerė. Ir turi labai gražią kepurę. Tai papasakok tada, kaip tu sugalvojai, kad tu nori būti zumbos trenerė. O tai buvo labai seniai. Net menamais laikais. Ne, iš tikrųjų buvo tokia situacija, lankėm su vyrų sporto klubą, pasikeitė vadovai, pakilo kaina ir nusprendėm keisti sporto klubą, o pas mane mintise visada būdavo noras grupinių treniruočių. Tai va, kaip dabar atsimenu, buvo penktadienis ir nuėjau virtualią zumbos treniruotę. Tai tokia treniruotė, kai ekranas padėtas, tu tiesiog elementarius bazinius žingsniukus mokys. Labai patiko ir sužinom, kad šeštadienį vyksta live treniruotė gyva. Jie vedė Alis Vengrė. Viskas, atėjau šeštadienį ir įsimylėjau zumbą ir nebeišėjau iš zumbos. O tai čia viskas Mažeikiuose? Ne, Norvegijoje. Viskas prasidėjo Norvegijai. Tai va, teko kelis instruktorius, kaip sakyt, lankyti pas kelis instruktorius treniruotės. O kur lankė Norvegijai? Taip. Sandvikos miestelyje ir pas Alis Vengrė, kuri ir dabar man yra didžiausia motivatorė ir mokytoja, kuri įkvėpė mane iš tikrųjų pamilti zumbą. Toliau Miguelis iš Kubos. Ir Marija iš Amerikos. Tai va, labai džiaugiuosi. 3 autoritetai, žodžiu. 3 autoritetai, tikrai. Ir va, tu atsiradai Mažeikiuose ir ką tu čia dabar darai? Kur tave galima rasti? Mažeikiuose. O Facebook'e? Facebook'e Zumbas Asta. Zumbas su Asta. Asta, o kiek tu laiko užsiemi, Mažeikiuose būtent, kiek tu laiko vedi zumbą? Šiaip buvo jau pradiniai žingsneliai praeitais metais šiokie tokie, o šiais metais jau nuo vasario jau rimtai. Nuo vasario? Jau rimtai. Jo. Nes praeitais metais dar ir mokiausi kaip grupinių treniruočių trenerė, tiesiog manau, kad čia yra labai reikalinga ir susiję. Tai va. Tai va, mergaitės, kai jūs pasijustumėt tikrom zumbos mergaitėm, aš jums noriu padovanoti po apyrankę, magišką. Tai va, ir po mano vizitinę. Ir va, dar šitą parodo. Prašau. O ką čia reiškia tie langeliai? Gal čia kokius kartus palaikęs? Taip. Čia monumentas. Langeliai. Lauksiu. Skelbsim akciją, atrakciją vieną mėnesį. Taip, kiekvieną sekmadienį Pavenčiuose prie šašlykinės aikšteliai mes su mūsų Asta zumbos trenerė kviesim visas moteris atvykti ir nemokamai sportuoti. Tiksliau nesportuoti, o šauniai praleisti laiką, nes patys to išvysite, kokia linksma, nuostabi yra zumba. Tai va, ir dar kviesime visas moteris atvykusias dalyvauti, šokti, palikti auką, kuri bus skirta organizacijai, kuri kovoja smurtu prieš moteris. Bueno, que me gusta mucho! Roberta, aš tau skelbiu iššūkį. Nu, dabar tu man paaiškink, kaip gali būti kablai be kablų. Mes dabar su kedais. Kablai be kablų? Mes su kedais. Kviečiu Robertą iššūkiu, kad mes zumbą pašoktumėm su kablais. Nebandykit to namuose. Ką apie jūs sako jūsų kablai? Pavyzdžiui, mes esam 3 merginos ir atsirešėm visiškai skirtingus aukštakulnius. Kažkai ką apie tai mums sako? Tai sako, kad mes esam nuostabios, skirtingos, moteriškos.
decirte que te quiero, que mi amor por ti es sincero y que nunca debí marcharme de tu lado. Mira, necesito que me perdones, recapacite mis errores, que sin ti yo siempre estoy desconsolado. Dame la oportunidad de poderte demostrar que soy para ti. De esa forma que tú eres para mí, contigo mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para ti. De esa forma que tú eres para mí, contigo mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para ti. Como no tenía dinero, tuve que poner el sombrero y la vida me llevó por otro rumbo. Pero nunca te saqué de mi mente, en mi alma estabas presente. No cambio tu amor por nada de este mundo. Tengo la seguridad de poderte demostrar que soy para ti. Galim konstatuoti, kad su kablai šokti zumba yra baisiai nepatogu. Niekada to nedarykite namuose. Nesakyčiau baisiai, nu tik truputį nepatogu, taip kaip matis kelnes per galvą. Kviečiam atvykit sekmadienį. Pirmasis kartas bus gegužės 22 dieną. Kelintą valandą? 10 valandą. Woohoo! Zumba! Ką tau reiškia zumba? Kas tai yra? Oi, aš daug iš tikrųjų galvojau, ką pasakyti, vertinu, galvoju ir mano klienčių išsakyta. Požiūrį, iš tikrųjų daug epitetų, daug, nuo iki, tai ir meilė, ir šokis, ir kaip paties Beto pasakymas, kad jūs atėjai zumba, turit pasijaust vakarėlė. Tai manau, čia lengviausias būdas pabėgti nuo rutinos, nuo kasdienybės, nuo depresijos. Ir sportuoti, ir susirasti draugų, ir linksmai. Nu, aš nežinau, čia yra puikus dalykas gyvenime. Tai dar kartą, gegužės 22 dieną, 10 valandą, Pavenčiuose, prie šašlykinės krepšinio aikštelėje mes visos jūsų laukiam, mes filmuosim, ateikit, būtinai įsiamžinsim visas ir smagiai praleisim laiką. Tuo pačiu atliksim beprotiškai gerą darbą, kiek išeina surinksime aukų toms moterims, kuriams iš tikrųjų reikia paramos. Ačiū jums! Peace!